Kaip paruošti vaikus intymumui? Nesvarbu, kokioje pozicijoje tu stovi, prieš gėjus, už gender issues, nesvarbu, kur tu stovi šitą temą, vis tiek turi pakalbėti su vaikais apie tai. Ir šitas video yra, kad jeigu tu to nepadarysi, padarys kiti. Ir aš manau, tai yra protinga, kad turėti kontrolę šitame dalyke, nes vaikai gauna informaciją iš interneto, iš visokių svetainių, iš savo draugų. Mes negalim kontroliuoti šitos situacijos ir išlaikyti steriliai, nes Lietuva pasiveja visos tarptautinės tendencijos, kokios jos bebūtų. Geriau yra vaikus paruošti, negu vieną dieną siurprizas, arba apie tai tylėti taip, kaip mes auginom. Mesgi buvom auginti ir mūsų tėvai taip pat apie tai nekalbėjo. Turbūt reta šeima, kurie apie tai kalbėjo ir mus mokė. Tai buvo toks katinas tamsia maiše, ištraukiai ir pasižiūri, kas ten yra. Ir visa kita. Gimdai vaikus, bet kaip tai viskas vyksta, nežinai. Tai mums ta estafetė tai buvo perduota ir tai nėra normalu mums dar iki šiol edukuoti šią temą. Taigi svarbu yra pasikalbėti su vaikais apie tai. Bet pirmiausia žingsnis yra įsivertinti save, kaip patogiai jautiesi šią temą. Auginu 8 metų berniuką, jis tos klausimus jau klausė. Aš jų pamokų nedėstau ir neaiškinu, bet kada jisai turi klausimų, aš jų nevengiu. Pirmą kartą turbūt buvo 5 metų, paklausė apie bučinį. Kas nutinka, kai vyksta bučinys? Kol aš išmąsčiau kažkokį atsakymą duoti, jis pasurado. Sako, tai iš vieno žmogaus eina energija į kitą. Taip jie susikeičia. Sakau, taip, valio, atsakymas yra. Praeitą pavasarį jau buvo klausimas ir apie seksą. Kažkokie drabužiai parke, kurie jam buvo. Sako, čia kažkas turėjo seksą. Sakau, iš ko tu sprendi? Sako, nes drabužiai yra. Sakau, tu žinai, ką reiškia seksas. Na ir jis man tada išdėstė. Ir jis nedėstė man kažkokių tai fizinio pozų, jis tiesiog pakalbėjo apie emocijas, ką tai reiškia. Ir tiek mūsų pokalbis įvyko. Paaiškinau šiek tiek apie sutikimą, pakalbėjom apie tai, bet nebuvo pamoka, kažkoksai dėstymas. Tai aš jį ruošiu tuom, kad ta tema kalbėtis yra mums labai normalu. Kad tai nėra, nes pakankamai mokykloje draugai apie tai vaiposi, maivosi ir tai, oi čia kažkas filme bučiuojasi, uždarysiu, užsidengsiu akis. Tai yra to pakankamai. Mes namuose turim normalizuoti šitą klausimą, kad nebūtų tų blokų, kad nebūtų tų traumų. Norim vaikus užauginti gana laisvus. Ir geriau įdiegti vertybės, negu uždrausti tai. Pasidalinsiu kitų pavyzdžių draugės, kuri turi dukrą 12 metų. Išėjo į vidurinę mokyklą, telefonai viskas, nebekontroliuoji, pokalbių nekontroliuoji. Paėmė telefoną, pamatė, kad ten kai kurie žodynas, kuris yra labai jau seksualus ir net negražus. Sako, ką daryti, pasirinkimas to, kad apsimetu ir nežinau, ar ne, paskutinę dieną kažkas įvyksta. Ne, sako, aš ne tas žmogus, aš imsiuosi veiksmo ir paaiškinsiu jai. Sako, nenoriu, kad užsikrėstų kokią ligą vieną dieną ar susilauktų vaiko. Prisėdo ir parodė, ką reiškia prezervatyvas, ką reiškia apsauga, nors dukra spjaudėsi dar visiškai 12 metų ne į tą temą, bet jinai yra edukuota ir mama jaučiasi, kad jinai ėmė į savo ranką šitą klausimą, negu palikti mokykloje. Atsimenu mokykloje, kiek 12 klasėje kažką ten pasakoja. Mes kaip tėvai ir merginas, ir mergaitės, ir berniukus turim apmokinti. Ir jeigu pas mane kanale klausote, studijuoja, tai labai suprantat, kad turit edukuoti ir apie energetiką, apie sutikimą, apie kitus lygius, to malonumo, ne tik tai fizinius dalykus. Tiesiog nukreipti į teisingas edukacijas, kur atitinka jūsų vertybės, nes mokyklose mes nekontroliuojam, kas vyksta. Taigi šito video visa esmė, prasmė, nesvarbu kokioje stovykloje stovi prieš ar už, net nežinau ką, bet tavo vaikai turi būti išaiškinti, edukuoti be jokių užsispaudimų ir kažkokių tai vartojant žodžių neaiškių, kur yra penis, kur yra vagina, kur yra dar kažkas. Tai viską labai savo pačiam išsiaiškinti.
jaustis patogiai tai kalbant, kad vaikai nesuprastų, kad čia kažką tau uždrausto aiškina. Kodėl mes turim tai perduoti? Nukirpkim šitą estafetę, duokim jam laisvę, bet tą laisvę iš sakralumo pusės. Ne iš tos, ką vakarai mokina, ten ale viskas lengva. Ne apie tai. Mes įdiegsim tas vertybės, kad tai būtų su pagarba, su sutikimu ir dėl abiejų žmonių poroje gėrio, gerbūvio ir malonumo. Taigi imkite į savo rankas, sutinkat, nesutinkat, tai tiesiog imkitės veiksmo ir save edukuoti, ir savo vaikus. Ir jeigu sutinkat, tai prašau užlaikinkit šitą video ir pasidalinkit su kitais, nes tik kalbėdami tėvų temom mes galim tos dalykus keisti. Nebūkim užsispyrę žemaičiai, šiuo klausimu paženkim į priekį, edukuokim, duokim laisvę. Teisinga kryptim. Na, o jeigu reikia pačiam pagalbos, pasižvalgyk mano online parduotuvėje nuo mini kursų iki 3 mėnesių kursų, kur išmoksi daugiau dėl savo partnerio, dėl savęs, kad jausis laisvesniu, laisvesne, ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo vaikų. Linkiu daug malonumo.